kam paduoti dabar. Visi viršininkai. Ir kam kamandavo. Kur tu pabėgai, gerbamuoji? Val. Nu, pozuosi. Šiaip Jadvyga. ateikit arčiau. Tai sustokit visi, duokit, nufotografuosiu. Jaunolį. Eikit į kadrą, tik tais. Tai palaukit, kai žmonės pasitrauks, va prie patilto nusifotkins. Ai, gerai. Dabar pranašiu. Tai aš to ateisiu. Sustokit visi gražiai. Ateik, Pranelė. Miestelėje yra nemažai lizdų trobelių, bet jos yra atvykus ilgiausiam į aukščiausią tiltą Baltijos šalyse. Tilto ilgis 5,99, aukštis 42. O šiandieną praeisite 33 metrų aukštį. Čia kur stovite, čia visos jūsų baimės ir bus palikti. Esu Kristupas Armoška, šiandieninis jūsų gidas. Esu vietinis šiluviškis, gyvenau ir užaugau ten, tačiau didžiąją savo laisvalaikio laiko dalį praleisdavau Lydūnuose, kadangi gamta čia yra išskirtinė. O pats esu gamtos fotografas, tai galbūt teko matyti, prieš mėnesį teko užfiksuoti vilką netoli Šiluvos, nuotrauka labai buvo išplitusi po internetą, tai taip, mūsų kraštuose dabar per pastarį mėnesį perpus mažiau grybautojų ir uogautojų. Galų galiausiai, ant tilto laikomės dviejų paprastų taisyklių, tai visų pirma tas, kas ant mūsų galvos stengiamės nepamesti, nes jeigu pamesti, turėsim nutraukti žygį, eiti į apačią, parnešti šalmą į viršų ir kaip ponui teikti. Antras dalykas – traukinys, nepanikuokim ir nestresuokim, jeigu jau išgirsim, jog traukinys atvažiuoja. Traukinys važiuos ne į mus, o važiuos galimai virš mūsų. Po tokiais stogeliais ant pėsčiųjų tako sustosime, palauksime, kol pravažiuos, nes kartais būna nukrenta puskilograminiai varžtai, pusmetriniai pabėgiai, tai kad nebūtų nelaimingų atsitikimų. Taipogi, kaip ir visiems pasakysiu, kad jeigu kam virš 3-5, pasiruoškit vaistą nuo kraujospūdžio. Nes jeigu jau traukinys atvažiuos, tai adrenalino pasikrausit, nežinau, mėnesį į priekį drąsiai. Fotografuot, filmuot, aš šiek tiek skaitėt, yra apribojimai, bet mano valiai prašau. Pasidžiaugkit vaizdais, nes vis tiek 11. Lydūnų tiltas stovėjo, jums po kairę ranka, kur eina antrąją elektros liniją. Tai jis buvo statytas 1915 metais. Galų galiausiai jį statė Vokiečių armijos karo belaisvį. Jo ilgis buvo 6,70, aukštis 45 ir jis tuo metu buvo ilgiausias bei aukščiausias Europoje, pramintas 8 pasaulio stebuklu, kadangi jo netgi pamatai buvo mediniai. Vokiečiai statė specialiai tam, kad galėtų gabenti ginkluotę, tačiau galėjo gabenti tik 3-4 vagonus, o tuo metu jie planavo kontratakuoti carinę Rusiją. Planai jiems neišėjo ir galų galiausiai sekančiais metais vokiečiai ėmė statyti gelžbetoninį tiltą. Tai gelžbetoninis tiltas stovėjo 5 metrai prieš jūsų akis, 22 metais jis buvo pastatytas ir eksploatuojamas. Galų galiausiai 44 metų pradžioje buvo aišku, jog Trečiasis Reichas pralaimės Antrą pasaulinį karą. Tuo metu jie Lietuvą buvo okupavę iki Radviliškio, 40 km nuo čia. Vokiečiai atsitraukė ir gegužės pradžioje susprogdino tiltą. Prieš tai 1,5 kilometro spinduliu visus gyventojus išvežė iš Šiluvos pušynus ir pelkes tam, kad nebūtų nelaimingų atsitikimų. Ir tiltas susprogdinę pasitraukė, paskutinių 3 polių neužminavo, jie gražiai nuvirto, irgi tą pusę. Galų galiausiai grįžo, Lyduvniškiai grįžo ir senąjį tiltą išvarė. Dar įsikabėjimai. Taip sakant, ką turiu omeny, prieš gerą mėnesį Lyduvnuose gavo piliečių, nuimti daržinį, 6 metrų metalo sija, atrasta į daržinės sieną.
Nedirbčiau ant tilto, nežinočiau iš kur jie. Yra užrašas identifikacijos ant vokiškojo tilto, greit 34, tai pasvolo su rankovė, tą metalo sija ir akura, greit 34. Tai tiltas senasis iš Vaičiojo po apylinkės. Ir sovietas atėjo šitą tiltą statėm, kurio šiandieną stovim. Tilto ilgis, kaip ir sakiau, 5,99, aukštis 42. Tiltą projektavo 13 inžinierių. Tiltas pradėtas eksploatuoti 52 metų rudenį. Tačiau 53 metų birželio pradžioje. Tilto kareivinės galite pamatyti ten tą rudas pastatas, dabar kaimo turizmo sodyba, ten veikia matai. Liko 7 apsauginiai, nes aišku viską perėmė naujosios technologijos, tai kameros. Tai kaip matyt, tarp 7 apsauginių vyksta 2 apsauginių rokiruotė, vienas ateina pas jūsų, nusišypso jums, pažiūri, ar tikrai jūs atvykote ant tilto, pažiūri jūsų bevardį pirštą, ar turit žiedą, nes jeigu neturit, vadinasi, sulauksit pakvietimą į Facebooką, kadangi ieško žmonos. O antrasis apsauginis žiūri kameros, tilto teritorijoje 36 kameros, tad jauskite saugus ir stebimi. Aišku, tilto apsauginiai turi pilną teisę jūs nušauti ant tilto, jeigu jūs priešiškai esate nusiteikę, jeigu veršitės ant tilto viršaus. Tai pirmas įspėjamasis, antras į koją, trečias į kaktą, tačiau laikomės kitos teorijos, ten kur fotkinotės per birželio mėnesį sugavo 5 angis ir... Jeigu po 2 porų situacija nepasikeisim, 3 porą ištiesime policiją, jeigu situacija pasikeisim, na ką? Atliekame gerą kelią į Klaipėdą, į Prienus, Vilnių. Tai galim keliauti toliau. Nepatikėjot? Nesu mačiusi. Ten erkių labai daug yra. Aš nelabai. Užspausk, laikosi. Tai va taip gali. Gamta aplink Lyduvomis, Dubysos slėniuose yra įspūdinga, gal ir omenyje. Dubysos slėniuose galite sutikti 1/4 Lietuvos raudonosios knygos, paukščiukai, žvėriukai, augalai, vabalai ir visa kita. Tai ką turiu omenyje? Dubysos slėniuose ūkininkai gali šienauti tik po joninių. Dubysai rudenį. Nors gal būtinai pasirūpinkit. Kalbu iš kitų patirties, nes pernai metais 4 radviliškiečiai pagauti brakonieriaujantis gavo po 7,5 tūkstančių eurų baudų ir iš jų buvo konfiskuota viskas, ką jie turėjo su savimi. Kitaip sakant, vyrus paliko plikus basus. Žmonos buvo aptikti juodojo gandro ir jūrinio erelio lizdavietes. O su jūriniais ereliais turėjo porą įvykių per pastarosius metus. Tai pirmasis jo pernai vasarą teko fotkinti, kaip jūrinio erelių pora galabijo vieną žmogelį. O šių metų pavasarį teko fotkinti, kaip jūrinio erelių pora, ta pati, kuri dabar turi 2 mažiukus, galabijo leisgyvį šerniuką. Tai įsitikinau tom, kad ne tik žuvytes jie valgo, kaip mes visi įsivaizduojame, bet pasirodo atlieka ir rimtą gamtos atranką. Tai va, Dubysa. Na tai Dubysa išteka nuo Šiaulių pusės Bubių kaimo, įteka į Nemuno ties Eredžiumi. Dubysos ilgis 134 km, 14 pagal ilgį Lietuvoje. Dubysos pavadinimas kildinamas nuo 2 biesų mito, žinote, kas yra biesas turbūt, velnias. Jis sakydavo, kad 2 biesai išarė Dubysos vagą, nes Dubysa pripažinta viena iš vingrečiausių upių Lietuvoje. Be to, baidarininkai labai prasmiškai atsiliepia, kad Dubysa, sako, labai ekstremali, graži, nuostabi upė, yra vienas bet, plaukiant Dubysos vingiais, kartais nėra kada atsidaryti alkoholinio alaus baidarį.
Bet aišku, kai nori viskas įmanoma, bet dažniausiai, kai atsidarai, atsimuši į krantą ir padarai gerą. Tai va, galim praeiti toliau. Kelsit kur nors? Kelsit kur nors? YouTube. O! Po kokį 3-4 dienų. Gerai, tai dabar po mūsų kojomis tekės Dubysa ir atkreipkite dėmesį, pamatysite taip pat po kojomis iš senojo tilto polių susidariusi krioklį ir būtent ant to krioklio, na, praktiškai kas 5 baidarininkas padaro kūlvirsį, tai vakar 4 baidares suskaičiavom, kurios apvirto po tiltu, nes būtent jos pasimauna ant tų betono gabalų. Tai va čia suveikia lietuvio mentalitetas, galbūt žino tą pasakymą, kai, na, kaimyno daržinė dega. Ką darom? Grožimės. Plojam ir grožimės, taip teisingai. Tai čia taipogi tas pats, mes užlipom ant tilto ir žiūrim baidarės parplaukį ir taip jau trinam rankom, kad kas nors po tiltu apvirstų. Ir žmonės čia ir fotografuoja, ir filmuoja, nors baidarininkai papačiai ir keikėsi, ir malasi, ir daiktai plaukia srove, mums ant tilto čia tiesiog, na nežinau, išskirtinis vaizdas. Kaimo turizmo sodyba, bet jau nežinau. Taip sakau, po dešinę pusę pamatysit tą Bežionio tiltą, kuris yra eksploatuojamas jau, na, visų turistų, žmonių, paprastų. Aišku, sekmadieniais praeinam, susirenkam, sekmadienį vakare praeinam, susirenkam daiktus, ką pameta turistai nuo tilto. Tai nepergyvenkit jau, jeigu kas nors iškris, tai... Įsigyja elektrėnus, ne? Išsiųsi per DPD, nepergyvenkit. O po kairę pusę pamatysite brastų pėdsakus. Tai po antro pasaulinio karo šitas betoninis tiltas buvo medinis, rudenį griaunamas, pavasarį vėl atstatomas, dėl to, nes Dubysa prieš 100 metų buvo 3 kartus platesnė ir kad ledonišis jos nenuneštų. Tai gyventojai būtent pasidarė specialiai prastas tam, kad žiemą pereitų per Dubysą su sausom kojom. Tai viena iš brastų buvo čia, kur matot akmenis. Matote, taip? Tai čia buvo tokia brasta, kad žmonės pereitų, eitų į bažnyčias, mokyklas ir panašiai. Taipogi viena buvo ten, kur baidarės yra ir taip truputį iš šoną, jeigu dajungus ties Dubysa, ir trečia brasta buvo už tilto. Čia kažkokie koliukai sutarti. Jo, tai čia yra pirmojo Lyduvno tilto kolai. Na, tas, kaip ir sakiau, yra pamatas būtent. Ir įsivaizduokit, jie yra sukalti beveik 6 metrus į būtent gylį, į žemę, jo. Istorinis pėdsakas. Ir nuo čia atsiveria pats gražiausias. Jos svoris yra 480 gramų, tai tikrai nebūtų smagu, jeigu toks baršteltų per kaktą. Gyvena pastovių žiemą. Na kiek? O Dieve, ne. Mažiau. Arba savaitgaliais jo. Galų galiausiai, tai per nepilnus 60 metų gyventojų skaičius sumažėjo 10 kartų, yra likusios 3 jaunos šeimos, 5 mokyklinio amžiaus mokiniai, 7 gandralizdžiai, kurie per pastarosius 8 metus netešė ne vieną naujagimį į kopūstų lauką. Vat kas kaltininkas, gandrai. Tai vietiniai senukai sako, kad, na, mūsų gandrai yra bergždūs arba gėjukai. Europietiškai. Čia dar matot, irgi varžtas įkritęs, tai čia pasidėjau. Kartais būna biuletenių neužtenka. Čia užteko, bet vienu žodžiu taip ir nutiko, tai... Ir ką, ir prasikeikia. Per reikalo. Tai va, galim eiti toliau. Viršų. 600 metrų tampa į bulvių maišą. Daug. Galų galiausiai, prieš 3 savaitės turėjau
ant tilto Raseinių ligoninės daktaras sako, tai va, kodėl daugelis liduviniškių senukų atvaro pas mūsų su stuburo išvaržom. Taipogi kita istorija, jeigu žinot, esat skaitę, kad jie nebijo aukščio. Tai tilto apsauginiai sovietmečių sugalvojo išbandytą, pasiėmė katę ir šunį, metė nuo tilto. Išgyveno katė, šuo prisiplojo, katė, sako, nukrito, 5 sekundės pasikratė ant žemės, atsistojo ir pabėgo. Tai, bet katė nebegrįžo namo. Būtent dėl to, kas toliau? Na, jeigu norėdavai prisijungti prie bendro stalo ano kranto apsauginių, turėdavai 2 kibirus sklidinos vandens pernešti per tiltą. Jeigu išlaistydavai, na ką, sėkmės 9 asmenim pastatyti, nu, po 0,7. Taip, tai pasiėmė kaimyną baltarklį, pervedė per tiltą, štabas pamatė, pradėjo šaudyti jį, jis paskui lydumas, atlygio kaimyną ir gal numetė, paskui susitiko daržiniai. Už 10 minučių prisistato diviziją, kaimyną, siemą. Vienu žodžiu žmogus padavė kaimyną, išgyveno, padarė portėjimus. Žygdė. Iš tikrųjų, tik kad šalmus būtų paprašiau parsitempt, nes va 100 gramų, kad jeigu kam nors jau reiktų, kad įveiktų tiltą. Vaistinėlę būtinai, nes gidas yra prasimušęs, sakė, vienas įkį ant vokiško tilto. O, daugiau nieko. Vengrijoje tiltų apačios įrengtos specialiai su tais iksais tam, kad tilto darbininkai, kurie anksčiau dažniausiai būdavo karo nusikaltėliai, belaisviai, atiduotų pagarbą vokiečių ponui. Tai nuo to ir buvo tas pasakymas, kad na vargšas lietuvėlių lankstykis Memelio ponui, tai Klaipėdoje tas buvo tas pasakymas, kad lankstykite žmonės vokiečių ponui, atiduokit pagarbą. Nuvykit kur nors pagrybaut, pamatysite, kaip masiškai Lietuvoje yra naikinami miškai. Kitas dalykas. Tilto statybai ir priežiūrai buvo pasamdyti liduviniškiai, tais laikais jie mokėjo markėmis, o markės buvo galima išleisti tik Klaipėdoje. Nežinau, ar vyktume 180 km iki Klaipėdos išleisti markės ant duonos, labai abejoju. Tai liduviniškiai markėmis tapetodavo sienas ir kurendavo pečius, o jeigu nepasirašydavo dirbti ant tilto, arba jos nušaudavo, arba ištremdavo svetur, kadangi aplinkui tiltą 2 km spindulių gyveno tik tai tilto darbininkai arba kariai. Ir sveiki. Na ir prisiminkite, traukiniai varomi anglimi, tiltas koks? Joninių laužas 20 km spindulių po puikiausias. Ir galų galiausiai šitą tiltą išardė, o čia nuotraukę galite pamatyti, kaip atrodė abu tiltai vienu metu. Medinis ir už jo jau stovėjo vokiečių gelžbetoninis. Tai, galim keliauti toliau. Ir šiaip antro pasaulinio karo palikimo tikrai labai daug, ten tų visokių skeveldrų, sviedinių ir panašiai. Tai kaip ir visiems turistams sakau, tai jeigu turit kokią piktą uošvienę, priešą, draugelį ir jeigu norit geranoriškai atsikratyti naštos nuo pečių. Nes labai didžiulė tikimybė, kad vietoj tos lieko iškastų aukštaikį sukastų tarp kokį sprogmenį ir taip pat sakau, geranoriškai atsikratysite naštos nuo pečių. Kodėl žiauru? Čia lygiai greičiau jisai mato pramuštas skylės būtent, irgi antro pasaulinio karo randas. O po tiltu matote senąją tilto ponio vietą betoninę. Ir vienu žodžiu, dar 100 metų laikys. Vokiškoji kokybė. Elektrodai.
120 žūčių. Antrojo vokiečių gelžbetoninio tilto statybos pareikalavo beveik 40, o šito, ant kurio stovim, pareikalavo 27. Ir viskas vyko prievarta. Kiekvienas iš mūsų tais laikais galėjo būti aukštalipiu, na, kai ginklas įrankas į kaktą. Jokio kito pasirinkimo neturėjo žmogus. Ir galiausiai galite pažiūrėti čia į dvi ertmes. Tai yra 10 metrų duobė, yra metalinės kopėčios, teko būti viduje, na vaizdelis tikrai, žinokite, geras. Taipogi, jeigu teko skaitinėti kur nors, teoriškai Lietuvoje visi geležinkelio tiltai yra užminuoti. Teoriškai ir Lyduvų tiltas. Ta patį esu girdėjęs ir iš lyduviniškių seniukų. Praktiškai neteko savo akim matyti, tačiau paskui, jeigu frontas eitų, kad neįtų per Lydvonus, specialiai užminavo tiltą, jeigu žinotų, kad karas, pirmas dalykas, kas susprogdintų tai tiltus. Specialiai tam, nes geležinkelių poliai šiandien yra labai, na, geležinkelių keliauti yra vienas iš perspektyviausių būdų. Taipogi ir gabentis ginkluotę. Jeigu geležinkelio nebūtų, viskas. Sumažėtų būtent, na, grėsmė. Tai vat, galime eiti į sausumą. Per 30 metų nesugebėjom padaryti geležinkelio europietiško, tai mums yra atsakymas. O teko girdėti apie bėgių plotį? Ai, nėra vaikų papasakoti, labai gerai. Nes prie vaikų nepasakoti, kreipam išlik toks, na, N18. Jo, čia ant betono matote pavyzdžius, ką pastoviai randu po kiekvieno traukinio pravažiavimo, tai per Joninės norėjau pakurti. Čia Joninių laužiuką tokį, bet turėjau šviesą 20, tai taip viską ir palikau. Tiem metam didesniam laužai, o dabar einam į gynybos posto. Po kairę pusę matote gynybinį postą, kitaip vadinamą zotą. Čia budėdavo 9 apsauginiai, galite užeiti vidų pažiūrėti, kaip atrodė tilto apsauginių kasdienybė. Atkreipkite dėmesį, kur yra nukrito šaudymo angos. Be abejo, prašom, nebijoti. Jūs matas marvės veiksmas vardu. Tai košės trupalį veiksmas. Kaip? 6 centimetrų. Teko domėtis istoriją, kodėl viso tai yra? Nežinau. Tai jeigu žinot, prieš pirmąjį pasaulinį karą Rusiją valdė caras Petras I ir Jekaterina. Kaip? Kažkur jo, iki pirmo pasaulio. Ir vienu žodžiu, būtent tais laikais, nuo 1900 iki 1915 metų, visoje carinėje Rusijoje buvo plečiama geležinkelių infrastruktūra. Ir atėjo laikas spręsti geležinkelio bėgių plotį. Atėjo inžinieriai pas Petrą I carą, sako, kokį plotį nori. O Petro I vyriškas pasididžiavimas buvo labai ilgas. Tai jis apmaivė ir pasakė, sako, darykit pagal mano vyrišką. Taip čia padėti. O ką tai inžinierius pakovosi kaip carą, kaip pasakė, taip ir padarė. 50 Labai įdomi šeima, tai Jekaterina I mėgodavo su arkliais, vytiškai tenkindavosi. Tai jo, vienu žodžiu. Taip, o galiausiai visą šeimą jau išžudė. Na, būdavo keistos. Tai va, o dabar žiūrėkite, žodžiu, iš mano pusės būtų tiek. Politika. Ne. Su manim apie politiką nekalbėti. Ne. Jo, pat pagrindas ir jie prieš porą metų, kai uždarėm savo eismą Baltarusija, Kaliningradas, o pagrindas tam mums sudarė, kai uždarėm eismą sumažėjo 7